Labas vakaras. Kai mus pakvietė čia skaityti, prašė truputį atrinkti tekstus, kad nebūtų jie labai baisus ir niūrus. Bet mes su Jurga verčiame iš tikrųjų kariaujančių poetų ir karo poetų eiles. Ir nepažadu tikrai, kad nebus ir niūrų ir baisu, nes tokia yra tikrovė ir mes jos negalim iš tikrųjų padailinti ir pakeisti. Bet pasistengiam truputį kad visą tai neįtin prislėptų. Skaitysim gal kelių 7 kokių poetų eiles, dėja 2 iš jų jau nebėra gyvų, o kiti, ačiū Dievui, viskas su jais tvarkoj, nors dalis jų fronte, kiti kas Kijeve, kas Lvive. Ar ką nors pridurt? Ne, gal negaišiu. Pradėsiu nuo eilėraščio, kurį mes skaitėme šiemet su ukrainiečių poetė Julia Musakovska per eitynės Vilniuje skirtas karo metinėms. Eilėraštis yra pernai vasarą nuo rusų raketos Kramatorske žuvusios rašytojos ir poetės Viktorijos Amelinos. Malda už laisvę. Nebijoti nei ugnies, nei kardo, nei gyvatės, nei jo šnipštimo danguje. Nepamiršti nei veidų, nei vardų, nei šalies, nei jos pajautos žemėje dunksinčiai karstą mylimo. Nemirti nei švelnumo, nei meilei, nei žmogui, nei jo atspindžiui priešo akį gyvo ar mirusio. Bet jeigu reiks, kūnų už mūsų laisvę. Šį kartą ne jūsų, ne jų, pagaliau mūsų, nes visa valia ir laisvė šiandien mūsų, ir danguje, ir žemėje, ir priešo akį, gyvo ar mirusio. Ir nesutikite su laisvė mūsų menkesne, nei pilnatis virš vieškelių 2022 vasario 24. Poeto ir draugo šiuo metu taip pat fronte esančio Arturo Dronio keletas eilėraščių. Ukrainos literatūra. Kas taip ir nepasirodė mūsų literatūroje? Kas taip ir nepateko į rašymo procesą? Kieno antraštė ir biografija telpa ant vieno kryžiaus? Sako, kad literatūra tai žodžiai ir tyla tarp jų. Mūsiškėje pastarosios daugiau. Partizanų gatvė. Beje, eilėraštis parašytas pagal tikrą įvykį ir pagal tikro žmogaus gyvenimą. Man tą istoriją pasakoja pats autorius. Tai yra moteris, kuri gyvena pafrontėje ir subūrusi komandą gamina pro šalį einančiams kariniams daliniams maistą. Mes esame dar šokoladą vežę vienu metu. Taip reikėtų kariams bandelės su šokoladu. Partizanų gatvė. 1. O Kiriucha, mūsų pulko sūnus, vienintelis vaikas visoje gatvėje. Rusų jis jau nematė, į dieduką spėjo išvežti. Prie niekas nekipo. Svarbiausia, kad prie niekas nekipo. O mūsų gyvenime tai vaikų daug ir žaidimų aikštelė yra patys padarę. Ten supynės ir karuselės. Aš jiems net pasakiau, ėmiau ir naglai jiems pasakiau. Jūs, sakau, tik nelieskit mūsų aikštelės. O paskui atsimenu, stovim, o jie tankų varo. Vienas galva iškišęs juokiasi ir įvažiuoja mūsų aikštelę. 2. Užėjo pas mane naktį vienas, toks šlykštus buriatas. O štai pasitau, toks, žinot, moteriškas ukrainietiškas įsitis, kad išvėjau į tapkę. Jis su automato šį tapkę. O paskui sugriebėjau ir šiknonį skyriau. Jau paskui išsigandau, bijojau vėliau. O tą akimirką toks pasitimas suėmė, tokia moteriška jėga. Žinot, vaikinai, aš pirmą kartą per šios 8 mėnesius taip gražiai valgau šakute ir jaučiuosi kaip snieguolė. 3. Visko buvo, bet mes viltimi gyvename. Mes ilgai laukiam. Ir ko jie čia raunasi? Kodėl taip daro? Negi nesupranta, kad nebus taip, kaip jie nori. Neleisim.
Mūsų čia iš šitos gatvės daug pasiliko. Kiek išvažiavo, bet daug ir pasiliko. Mesgi Partizanų gatvė, mes vaikinai gyvenam viltim. Dar vieną. Vaikai. Kai kalbame apie viltį, iš tiesų kalbame apie vaikus. Esu dėkingas, nes prisiminimai apie tai vis iškyla iš vidaus, nors tiek laiko praėjo. Ir kada nors visi vaikai markstysis nuo saulės. O tie iš mūsų, kurie išgyvens, pamatys, kad viskas buvo ne veltui. Mes čia retai kalbamės apie viltį, ar patriotizmą, ar tėvynę, bet jei kalbamės, tai visada apie vaikus. Žinai, kai dabar apie tave galvoju, įsivaizduoju, koks vaikas buvai, kaip markstysi nuo saulės. Tie iš mūsų, kurie išgyvens, ilgai tylės. Nes kam kalbėti apie viltį, kai štai ji, greta, stovi išterliotais šortais, kasosi uodų sukandžiotas rankas, rodo saulei pieninius dantis. Bet gal tu pradėk, nes dabar bus poetas, kurį vertėm abu, tai gal pradėk? Gerai. Dar vienas poetas ir karys, Anatolij Dnistrovai. Jisai rašytojas, eseistas, poetas ir dailininkas. Ir parašęs nemažai visai knygų, šiuo metu gal 3 knygos šiemet išėjo ir visos skirtingų žanrų. Ar yra anam pasaulyje artilerija, į ką jį šaudo, apie ką ten mąsto artileristai, ką jie kalba, kokias dainas dainuoja, kokius regi sapnus, ar gėrio jie pusėje ar blogio, ar atsiduoda jų rankos karu, ar mato jie užmerktomis akimis šviesą, ar galvoja apie pirmasis šio šalto pavasario gėles. Įžanga į abstrakciją. Mano sūnelis dabar miega Brno, o aš Kyjivo tamsoje įsivaizduoju jų veidą. Tikriausiai miega jo Bogdanas Chmelnickis, Napoleonas ir senoji imperatoriaus gvardija. Turbūt miega ant lentynos alavinis grenadierius Makronas, kurį jis nusipirko Slapkove prie Brno, kai lankėsi Austerlico muziejuje. Miega šalia sesutės šypsena, miega knygelės ir stalo žaidimai, miega jo natos ir pianinas. Tik aš nemiegu. Tamsiame kambarį be elektros ruošiuosi tapyti abstraktų paveikslą žvakių šviesoje. Čia šiaip pagalvojau, kaip gražu, štai Šivankės dieną visai netyčia atsispausdinom tekstus ant taupumo, kad negadint veltui popieriaus. Čia dukrimis jau suknelė ir likęs raštas. Dabar žiūriu, Marius skaito, o nešviečia raštas iš kitos pusės. Tiesiog Anatolijos Dnistrovijos tekstus. Mėnesį laukiame karo ir kruopščiai pjaustėm kubeliais, juodą ir baltą duoną džiūvėsiams. Džiovinom ją orkaitei. Vaikams taip patiko džiūvėsių skonis, kad per kelias savaitės juos suvalgė. Savaitę laukiame karo ir vėl ruošiam džiūvėsius, kuriuos diena iš dienos su džiaugsmu valgė mūsų vaikai. Kai baigėsi džiūvėsiai, netikėtai užklupo karas. Dabar matau, kad viskas supainiosiu. Man sapnavosi Černihivas, kaip vaikštinėjau su sūneliu ant pylimo ir fotografuoju juosvas voveres. Sapnavosi miestas didingas ir senas, su kanota balta sruogėlė viršum upės. Sapnavosi raketos debesyse, su šimtais paukščių būstų langelių, kurie balsais skambiais pripildo dieną be karo. Juodakasį sklidinom naujienų akimis, naktį tyliai klausėsi lietaus, verkė dėl žiemos dienų pamėgti ir šnabždėjo, pabėgti yra dar laiko ir jėgų. Juodakasį sklidinom naujienų akimis, kai už lango sukaukė sirenos, atsisveikindama tarė, jog nebaisu, jeigu yra reikalų, jeigu mes vis dar čia. Juodakasį sklidinom naujienų akimis, kas bus, jeigu tu užsimerksi.
Karo metamorfozės būna įvairios. Viena žmona vežasi užsienį ir slepia vaikiškame vežimėlyje. Kita seniau šikštus atidavė visus pinigus kariuomenei. Šalia numušto priešo tanko Bučoje Rudės katinėlis pozuoja pasaulio kameroms. Pink Floyd groja mūsų putinėlį raudonas. O aš turiu naujų tablečių nuo slėgio ir cholesterolio. Ir dar vienas. Bocmanas. Pulkininkas slėptuvėje nuo bombų dideliu minkštu šepečiu švelniai šukuoja juodą katiną. O tas iš malonumo išsiriečia. Pulkininkas jį gyrė ir tuo pačiu priekaištauja, kur tu bastėsi 2 savaitės Bocmaną. Tikriausiai pas felčeris, išmurkydam valerijoną, ar lakstai pas merginas į buhalteriją. Jo sakė, tu paženklinai ten visus kabinetus. Turbūt bastėsi pas kareivius, ko jie tave šėrė, kas ten skaniau nei pas mane Bocmaną. Visi čia dėl tavęs suka galvas, ar kartais nesibijai sirenų, o to jau bus raketų ar dronų antskridis, nuo sprogimų ir apkurst galima. Vakar paužėjęs patsukai, klausinėjo, kur mūsų Bocmanas, kur mūsų kovotojas. Užsukę vėjai taip pat rūpinosi, kur dingo Bocmanas. Buvo net iš autoparko užėjęs. Sako, jau vaikučių turi, o tu jų net neparodė. Bocmanas murkė, trinasi pulkininko koją, staiga sugužė sirena, slėptuvę nuo bombų sueina kareiviai ir karininkai. Bocmanas išdidžiai traukia laiptulin. Ir išdidžiai laukia išeina. Saulė ir žvirbliai jo laukia. Irina Šuvalova, ukrainiečių poetė, šiuo metu dirba Oslo universitete, jinai yra mokslininkė. Šis eilėraštis yra skirtas Kachovkos užtvankos susprogdinimui. Didžiojo vandens triptikas, pirmas po potvynio. Plaukia Nojus maža motorinė valtimi, dairosi sutrikęs. Šį kartą nepavyks visų po 2. Tik štai tą kiaurai permirkusią katytę, šį šunį pabrukta uodega, o nuo to plaukiančių šerno, iškėlusio šeriotą snukį, į valtį jau neįtrauks. Būtų arka, bet ją dar nepastatyta pataikė iš ano kranto artilerija. Ir dabar nei arkos, nei kranto, tik ši vandens plynė, o virš jos namų stogai ir medžių lajos, lyg ant žemės suklupusių karštai besimedžiančių nugaros. O štai ten, aukštai iškeltos rankos tų, kurių visos maldos tarp delnų ištekėjo, kuriems teliko tylomis tiesiai į dangų, groblėtus nuo vandens pirštus. Antras, žvejai. Kas ta Galilėjos jūra, palyginus su jūra Chersono, kurie netikėtai sausvagė tapo? Kodėl viešpats padarė mus žmonių žvejais? Kodėl paleido žmonės kaip žuvis plaukiot? Kodėl paliko žuvis gaišti sausumoje? Sunkus mūsų tinklai viešpatė, bet mes neskubame įtraukti iš vandenų, bijome, kad laimikis bus per gausus. Sėdime, svarstame, kaip kreiptis į tave viešpatė, nes mūsų burnos negali išsrėpti tavo tylėjimo jūros. Trečias, vienas. Tiek daug mums atsiuntė vandens turbūt todėl, kad tas vienas, kuris moka jo vaikščioti, pasiektų kiekvieną kiemą, galėtų žengti tiesiai nuo žvilgančius plynumos, ant palangių slenkščių ir į stogų verandas, kad padėtų neišsimiegojusiam žmonėms surinkti savo daiktus, languotus krepšius ir klijuotas maišus, kad užmautų senutėms ilgus aulinius ir nuleistų jas į valtis, ieškotų stalčiuose kartu su vaikais, permirkusių užrašų ir sąsiuvinių, o tada apsikabinęs ilgai neštų gauruotą šunelį, šnabtėdamas jam į ausį, kažką visai ne iš Biblijos, ką nors paprasta. Taip paprasta kaip neverk, nereikia, taip paprasta kaip vieną dieną mes visi sugrįšim namo. Taip pat Irina Šuvalova. Rašyti apie karą. Pirmasis. Nėra kalbos, kuri tai sutalpintų. Rašyti apie karą yra kaip ryti spygliuotą vielą, lėtai, centimetras po centimetro. Apkabinti sapne prieš tankinį ežį, plikomis rankomis ir kojomis, sriekti metalo žodžius atkakliai, į sutrupintus ryto kaulus.
lukštenti iš žodžių, tarsi išgėlusių, mirtį, juoduosius lęšius, skausmą, šivina žirnius, gerti iš balų, tai kurtinanti griausmą, tai tiršta, raudona tyla. Antrasis. Grūdi kalba visur it purvina pirštą žaizdom, kad įsitikintum ir paliudytum. Taip liudija vandenį, sudaužytas grafinas, taip liudija sulaužytas radijo imtuvas, elektromagnetizmo paslaptį. Tikrovė užverda raudonų pienų, žbėga, paliekant viryklės tamsius pėdsakus. Tuščias poeto burnos puodas bejėgiškai šnypščia glergį, dengiasi juoda pluta. Trečiasis. Kalba čia pasiekia savo ribą, už kurios ji švokštimas, riksmas, burbuliavimas, veblenimas, paukščių nubalintas skeletas. Pastoliai aplink subombarduotą teatrą. Stovi kalba, tuščiai namas, iš kurio visus išvedė ir sušaudė. Žvelk, mano žodžiai, miklus ramentai, patys žingsniuoja. Žvelk, jie dar ir šoka. Ketvirtas. Kalbėk nekalbėjęs, šauk nešaukęs poetė, mirtis vis vien negirdi. Kur čia nusprogimo abiem ausimis, akla, abiejomis skeveldų išmuštomis akimis. Ji velkasi per miestą apgraibomis, kaip Homero kiklopas, čiopdama mus pakeliui, šaltomis drėgnomis rankomis. Jos didžiulis pavargęs kūnas dvelkia anglimi ir metalu, ir kiekvienas iš mūsų jos akivaizdoje niekas. Penktasis. Kiekvienas poetas bejėgiškumo mokyklos absolventas, neišmokęs nei vienos pamokos. Suvokdamas valties pusiausvyros trapumą, tylėjimui kaupiantis valtis, grimsta vis giliau ir giliau. Stovėdami joje mes mojuojame savąją kalbą it ramentu, tikėdamiesi perskirti šią nevilties jūrą perpus, pereiti jos dugnu, tarsi sausumą, į kitą karo krantą. Šeštasis. Dieve, juk puikiai žinai, tik dviem dalykam yra tinkama poeto kalba. Apgiedoti mirtį ir pergalę. Tai duoki mums, Dieve, geležies liežuvius, kad jais švariai išlaižytume šį asfaltą. Nepaliktume priešo nei pėdsako, nepaliktume kraujo anei dėmės. Tik plyšelį peitume, iš kurio jau spraudžiasi atkakliai. Storas, žalias, stiebas. Ir dar vieną tos pačios poetės eilėraštį perskaitysiu, kuris karo pradžioje kažkaip buvo labai aktualus. Būnant čia, visai toli nuo karo, kaip tu į tai reaguoji, kaip reaguoja tavo sąžinė ir visa kita, toks labai artimas. Jeigu manęs nežudo, ar turiu teisę kalbėti su žudomais kaip lygi? Ar turiu teisę į skausmą, jeigu nesu sužeista? Teisę skųstis, jeigu nesu nieko praradusi? Ar turiu teisę į nemigą, jeigu čia negirdėti sirenų? Mirties artumas dabar guli tarp mūsų ant stalo kaip duona, su įkeptu per vidurį peiliu. Jeigu manęs nežudo, ką aš galiu pasakyti tiems, kuriuos taip? Juk persilaužusi per mirtį, kalba tampa nepanašiai save ir štai, mudu su tavimi jau nebekalbame jie vieną. Ir pagaliau, jeigu manęs nežudo, ar turiu teisę į norą laikyti tave taip stipriai, kaip esu jau prieš tai laikyti įpratus, kai dar ne vieną iš mūsų nežudė. Jelena Čornohus irgi karė, žvalgė ir poetė. Karo medikė taip pat. Ir jinai neseniai kaip tik dalyvavo Kauno literatūros savaitėje, buvo porai dienų atvykusi, nes išleista atostogų, tai ją išleido į Lietuvą trumpam. Jelena Čornohus. Miškų ir laukų dvasia.
Frontas suryja mano širdį ir draugus, suryja visus žodžius ir vis dairosi įlikusi mano kūną. Senuosiuose mituose pasakojame apie laikus, kai ateidavo milžinas, kuriam kas mėnesį atiduodavo 10-15 geriausių vaikinų ir merginų, kad šis nepadautų ir kaimas galėtų ramiai gyventi. Pilkosios zonos žemė periodiškai pražiojama rus, kad mumis numalšintų karo badą. Mes pasisiūlėme karui patys, kad jis malšintų badą mumis ir paliktų mūsų šalį ramybėje. Mes visi stovime eilėje siaurame tarpeklyje. Nė vienas iš mūsų nežino kada, o ir nereikia to žinoti. Tik mūsų priešas joks milžinas. Jis menkas, smulkus ir ima tik smulkmės kiekiu. Nenuostabu, kad blogis senuosiuose mituose buvo vaizduojamas kaip maras, kaip visuma didžiulio kiekio smulkmės, kaip skėriai, suryjantis visą derlių, kaip žiurkės, pavojingos tada, kai jų daug, o po vieną jos nieko vertos. Rusija, tai esi tu, didžiulis kiekis smulkmės. O mes suaugome su savo žemė drabužių spalva, oda, krauju ir gyvenimo būdu. Mes kažko panašus į miškų ir laukų dvasias. Jas dažnai galima pamatyti pirmą ir paskutinį kartą. Kitąmet mes nematėme nieko išskyrus Donbasą, o kai mus keletą dienų išleisdavo už ribų į kitą pasaulį ir toliau tebematėme tik jį. Pramonės rajonai, terikonai, karjerai, upelės, per kurias ėjo fronto linija, nuvargę pakrantės žmonės. Lietaus išplautos pilkosios zonos minos, sunaikinti automobiliai, šūviai, sprogimai, šūviai, kontaktas, sausas davinys ir uniforma, prieš uniformą ir sausas davinys, pramaišiui. Pasaulis mirtinai įsirėmė, gindamas šią žemę. Ir net jei kas nors po viso šito bus, net tada, mums kitko tikriausiai jau niekados nebereikės. Galvau, kurį jos tekstą pasirinkti, bet kadangi per knygų mugę, kai skaitėme poetę, pati buvo pasiūliusi šitą tekstą, tai aš jį skaitysiu dabar. Apie tiesą. Žemė atsikrato šalčių, lėtai ir galutinai, kol tu pavasarį apaugi baltais skausmo žiedlapiais. Teksto meniškumas nukenčia dėl daugybės žodžių apie pergalę, dėl begalės raginimų gyventi toliau, gyventi laimingai, nepaisant netekčių. Šioje šalyje viskas yra melas, išskyrus skausmą. Šioje šalyje lengvi, nerūpestingi intelekto siužetai, neišvengiamai sumeluos. Tik skausmas gali pasakyti tiesą. Džiūstant asfalto, nešališkumo ir apibendrinimo talentas, velniop visas pasaulio filosofijas. Ir sapnuojasi tau naktimis žuvusiųjų motinos, kurios neša akmenis ant kapų per krūmynus, kurios užmirš save, tačiau nesūnus, po antkapių plytomis. Ir sapnuojasi tau žuvusiai, kuriuos mylėjai, o vienas prašo apkabinti atsisveikinimą. Ir tu apkabini, sako, bent jau kas nors turi niekada neapleisti. Kaip tu, klausė kitas mūšio metu, ar tu gyva? Būk paskutinį, it aklai ištraukta laiminga korta, su aptirpusiamis prie ugnies akimis, jeigu kas neverk manęs. Ir tau sapnuojasi netektis to, kas tave sunaikins greičiau nei kulka. Tai paskutinis šūvis į meilę. Ir tau sapnuojasi miestai, okupuoti miestai. Joks išlaisvinimas nenutrins jų griuvėsių. Jie nebesužinos, ar buvo kažkada sveiki. Tiesa, visas buvo tame griovime, o ramybė buvo melas. Teko okupacijoje Donecas, niuktelė į šoną juodai jūrai Azovo. Skelsta tiesoji tamsus miestai, virš jų sako viso pasaulio vanduo, tai vanduo iš mūsų išdraskytų ertmių. Ir sapnuojas dukrelė, kuriem žinai laukia tavęs iš karo, tavo pilko šešėlio iš skausmo ir pelenų, kuris apaugo baltais praradimų žiedais ir alsuoja visus liepsna. Mūsų kūnai miško ir žemės spalvos, tarsi dvasios. Mūsų įniršis, mūsų pasirinkimas nesitraukti ir žudyti. Mūsų sutikimas numirti, atsigauti nuo žaislų mūšio aukė. Mūsų sutikimas jį reiks palikti savo tėvus, be kūno ir kapo. Valstybė ir kariai kūno netenka kartu. Valstybė ir kariai
miršta vienu metu. Valstybė ir kariuomenė geria laukimo ir ištvermės taurę kartu. Dar turim truputį laiko, man atrodo, 10 minučių. Tai porą trumpų Maksimo Krivcovo žuvusio šiemet eilėraščių. Jo knyga, tikiuosi, šiais pasirodys lietuviškai. Bandysim išversti visą rinktinę, kuri irgi išėjo šiemet. Tarė viešpats, eik į laukus, surink mano kūno surūdyjusias gilzes, iššukuok mano anglies plaukus, kananadomis papliūtomis žaibais. Matai, barzda mano šerkšnų ryškėja. Jei iššukuok vikšrais, rakais sunkiais. Rink mane kaip serbentus, supilk į 3-litrinį širdies stiklainį. Užkonservuok mane kaip ginklus ir atidaryk, kai žiema ateis. Kad ir kaip stengiausi, išvažiavau priešaušrį, pasėmiau brangų kompasą, sutepiau granatsvaidį iš valstybių užsakytų specialių tepalų, švelnių ir baltų, kaip vaikiškas kremas rankoms. Pasėmiau granatų, kad užtektų su kaupu. Gerai užmaskavau poziciją, nelendu iš apkaso, tai ypatingo reikalo. Net liemenę apsivilkau, bet vis tiek. Pelė apgraužė mano paskutinį bananų skonio baltyminį batonėlį. Esu piktas, esu labai piktas. Dabar Marijanas. Taip, Marijana Kianovska, mūsų draugė ir poetė, šiuo metu nežinau, ar vis dar Lenkijai, ar jau grįžusi į Ukrainą. Iš tiesų, ir iki karo turėjusi visokių sveikatos sutrikimų ir karai pasitiko tokios labai sunkios būklės, sirgdama su komplikacijom po COVID ir pati pasako, kaip tik praėjus mėnesių karą jis suvokė, kas iš tikrųjų vyksta, nes ir tie sukrėtimai jai žinoma tikrai nepadėjo ir skaitydama šitą eilėraštį žinojau, apie ką jį kalba. Skeletas nespintoj, bet kūne. O juk gyvenau negalvodama, kad manį esama kaulų. Kol staiga karas priminė, kad kaulų manį yra. Numetė man ant grindų kelis lankstelius, leido pauostyti kaip šunį, leido išsigąsti kaip šunį, leido iškaukti. Tiek jau to, karas tai karas, mirtis tai mirtis. Užkastas kaulas išauga Putinu, o Putinas visą gerai žino ir atmena. Kažin kas linksmas iš kalnų ateidamas, tą Putiną raudonąjį paima, vamzdelį iš Putino išsipjauna ir groja užgroja mažu pamažu. Kad atliektų kiekvieno širdį, kas kiekvienoj uogų, kas kiekvienoj kėdį, kas ant kiekvienos šakos, kas ant kiekvieno krūmo, kas prie kiekvieno namo, kas kiekvienoj gatvėj, kas kiekvienam kampe, kas kiekvienam kaime ir mieste, kas kiekvienam pasauliu. Gerų žmonių sveikatai ir labam gyvenimui. Ir taip ir dabar ir per amžius. Vamzdelė Putino ilgėsi maldo, blogį šardo. O visa, kas gera ir jai gerai, karą karužį, tarsi stiebužį, iš pašaknėlių nurėžį. O visą nuožmų į karą su visa jo velnio iš bet kurio pasaulio išmėgė. Nuo akies drumsti, nuo sielos kumšti. Ir štai vamzdelė groja ir groja, žiedą nulinkusi keldama, džiūsta saulė rasa mūsų pusėse visose. Ir žaizda tuo pačiu užsitraukė, ir siela ramybė sulaukė. Ir džiaugiasi neatsidžiaugė žygdarbį su pergalė, juk Putino vamzdelė gyva ir padegdė, ir aš ten buvau, algų medukėlį, per barzdą ūsus varvėjo, brunoj neturėjau, teliko ant lūpų, suru, nuo vamzdelės ašą. Taip, tada dar vienas tekstas, taip pat mūsų draugės poetės Katerinos Michalicinos,
kuri yra poetė, taip pat knygų vaikams autorė, knygų iliustratorė, savanoriauja ir su fronto kariam tiekia paramą, tą pačią, kurią gabena ir Marius per rašytojų sąjungą. Taip, dabar galvoju, Katerinos. Vakarėliai. Jis nutaiko automatą ir šaudo. Plykstelė auksispalvės fazano plunksnos. Saulė guldo galvą tiesiai žolėn, idant negirdėtų paukščių klegėjimą. Dvelkia krauju ir šiek tiek vakarienė. Ji perrišo obelies šaką, oranžinį megztiniu, kad prigytų. Atgalios po sužeidimo skeveldrą. Nebereikia į to megztinio. Jos pačios ranka neprigis. Jiedu žegnoja vienas kitą, prieš guldamis miego senam Rusyje. Išbraukia dieną ir porą klausimų Dievui. Sąrašas jų begalinis. O pačiam viršui. Grąžinsi mums sūnų, iš kurio nežinios nuo pat gruodžio. Pabaigsiu aš vėl Artūro Dronio eilėraščių. Aš visą laiką paprastai per ukrainiečių poezijos skaitymus skaitau arba pradžioje, arba pabaigoje, nes jis kartu ir baisus, bet tuo pačiu metu ir viltingas, nes man bent jau taip atrodo. Pirmasis laiškas korintiečiams. Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi. Meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta. Meilė gyvuliškai bijo, bet eina į priekį. Meilė galėtų pasiduoti, viską mesti, bet eina į priekį. O kai meilė peršauna kojas, kai meilės kojos skeveldrus, kai jos kojos užverstos turniketais, ar kai meilė kojų visai nebeturi, tada meilė neša draugai. Meilė ką sako, kas susigyvena juose ir graužia ledą iš perpjauto pudelio, kai nori gerti -20. Meilė atlieka karo prievolę, išeina į poziciją su išvaržomis ir temperatūra, su prostatitais ir konfuzija, su astmomis ir alergijomis, su didelė tikimybė negrįžti, su mintimis apie kažką patį svarbiausia. Ji visą pakelia, visą tiki, visko vylėsi ir visą ištveria. Meilė skiria iš garso, gradų šūvius, minų sprogimus ir tankų judėjimą. Meilė skauda akis, kai ilgai spokso į termovizorių. Meilė nubunda naktį, kai pelės blindaže po striukę paropoja. Kartais meilė po sunkaus mūšio ilgai vemia krūmuose, o kartais meilė užmerkia draugams akis ir susuka juos į miegmaišius ir išneša. Meilė niekada nesibaigia. Išnyks pranašystės, paliaus kalbos, baigsis pažinimas. Mūsų pažinimas dalinis ir mūsų pranašystės dalinis. Nes kartais liaujasi apšaudymas ir meilė užmerkia akis ir draugai suvynioja ją į miegmaišį ir išneša. Ir tada ji pereina gyviesiems. Ačiū. Galima paklausti. Man atrodo, aš jūsų klausausi. Ką jūs išgyvenot, kai verčiat tuos eilėraščius? Suprantat, net ir neverčiant, vis tiek sieki naujienas ir viską, tiesą sakant, aš versdama... Čia gal baigia išsikrauti. Tai galiu jau tada ir be jo. Tarkim, gal truputį sąžinė ramesnė, nes atrodo, kad kažką padarai, nes o ką gali daryti, būdamas čia? Nu taip, štai Marius dar rado ir kitą būdą prisidėti, rinkti, vežti paramą. Tai, nu, žodžiu, ką gali, tą darai, būdamas čia. Tai man tas vertimas, jis padeda ir suprasti, ką jie išgyvena, ir padeda truputį, nu, įsiprasminti. Aš tik verčiu iš vis nieko negalvoju, man svarbiausia gerai išversti, bet tai, kai skaitai, tai kitas dalykas. Tada ir kojos dreba, ir balsas kartais dreba, o labiausiai, kai skaitai su autoriumi, nes matai, kad ir autoriui tas eilėraštis visų pirma labai svarbus,
antras sunku skaityti tomis tą tekstą, nežinia kelintą kartą, bet vis tiek sunku kiekvieną kartą. Ir tau taip pat sunku vis tiek bandai kažkaip įsitaikyti, kad rašytų ir duetas, ir tie visi tos visos temos. Ir sunkiausia, man atrodo, buvo man skaityti tą Mėlynos eilėraštį per eitynes šiemet. Nes buvo, ne tik dėl to, kad buvo baisiminė žmonių, bet ir šiaip kažkaip tokie vyroja toks laukas energinis. Kažkaip labai balsas drebėjo tikrai. Ačiū Jums. Ačiū Jums, kad klausėte.